bakterijas, kurias atsineša, net ir tos ligos pradeda nykti, todėl kad tai yra panašiai kaip tekančias vanduo ir jokia bakterija, jokia infekcija nelabai gali išlaikyti kūne ir prote. Ir dėl to žmonės sveiksta. Aš turėjau tik tai vieną psichologų, psichiatrų siūlomą būdą savo vidiniam problemams spręsti medikamentai. Jeigu aš norėjau jaustis, man buvo pasiūlyta vartoti vaistus, stiprius psichotropinius vaistus. Bet aš viduje jaučiau, kad tai nėra atsakymas, kad tie vaistai mane bukina ir aš nuo to nieko neišsprendžia ir realiai viduje nieko nekeičia, bet meditacijos mokyklą, kai aš atradau, ir meditacija man padėjo viduje pamatyti, ką daryti ir kaip išsivaduoti nuo depresijos, nuo nerimo, nuo liūdesio ir aš džiaugiuosi, kad be medikamentų, meditacijos pagalba aš tiesiog galiu puikiai gyventi ir to tikrai labai labai džiaugiuosi. Čia yra kelias atsipalaiduoti, judėti vidun ir elgtis iš vidaus. Ir derintis į būdas, į sąmoningiausius būdas, kurie yra labiau susiję su kūnu ir su ta energija keliauti.